karaliaus Stepono Batoro įžengimas į Kupiškį kovo 6 dieną. Tai dabar suprantate visi, kodėl kovo 6 šiandien. Ir kodėl mes esame čia. Bet apie tai mums pasakos mūsų svečias Birštono muziejaus direktorius Simonas Matulevičius. Labą dieną visiems. Mūsų tikslas, aišku, pasikalbėti apie Stepono Batorą, apie jo buvimą ar nebuvimą Kupiškyje, ar iš čia buvo, ar jeigu buvo, kaip ir kodėl. Bet visada geriau pasimato viskas ir stipresnis, mano manymu, įspūdis, kai paėmė dar plačiau konceptą. Ir kalbant apie istoriją, tai irgi mums svarbi, nes ir iš mūsų himno žodžiuose yra tokie, mūsų himnai yra tokie žodžiai, kad iš praeities stiprybės ėmėmės, bet žiūrint į tą praeitį, tai labai daug ir panašumų. Ypač su šitų metų, kur mes dabar gyvenam. Ir ten gali ir stiprybės, bet ir ramybės, mano manymu, pasisemti, ir netgi išminties, nes tikrai labai daug kas sutampa ir aš tikiuosi, kad mes galėsim visi kartu nustebti, kaip šitam pasakojame apie Kupiškį ir tą visą kontekstą, koks jis yra istorinis, kaip kokie dideli panašumai su mūsų laikais. Tai mano iš tikrųjų toks planas ir būtų, kad pasikalbam apie pirmiausia pristatau laikmetį, tada patį valdovą būtinai, laikmečio realijas ir jau perinam prie Kupiškio. Ir tikrai klauskite, ar net ir eigoje man kalbant, stabdykite, jeigu matysite, kad kažką norit klausti čia ir dabar ar papildyti. Tai pirmiausia apie laiką, laikotarpis ir vieta. Europa 16 amžius, tai yra iš tikrųjų didelių virsmų laikas. Tikrai mūsų, kaip ir gerbiamas bibliotekos vadovas paminėjo, kad tai yra tikrai mums labai mažai pažįstamas laikas. Pas mus turbūt sąmonėje tikrai su vytautinė Lietuva daug kas baigėsi ir atrodo, kad ten jau lyg ir ne mūsų istorija. Nors jinai tikrai labai mūsų ir mūsų labai daug veikusi. Tai yra 16 amžius, tas laikas, kai valdovai po Vytauto mirties Jogailaičiai perima Lietuvos valdymą, pradedant Jogailos sūnumis Kazimiero Jogailaičiu. Ir tada sekantis jo vaikai iš gausios šeimos, tai yra Aleksandras, kurio insignijos buvo, kaip turbūt dauguma girdėjom, Vilniaus katedroje naujai surastos, paskui valdo jau. Tai čia būtent tas 15-16 amžių ta sandūra, tada perima Žygimantas senasis, gal labiau girdėtas jo sūnus Žygimantas, Augustas ir taip toliau ir panašiai. Ir čia mes ateinam į 16 amžių. Bendrai Europoje šitas laikas taip pat yra labai didelių virsmų laikas. Labai daug kas keičiasi. Einam nuo viduramžių, ateinam į renesansą, kaip tokį, bet ta muzika, kuri tikrai labai graži ir puikus įvadas, manau, buvo šiandieną ir tokia pavasario dienai, manau, tikrai mus praturtino ir papildė tokio džiaugsmo ir vilties. Jinai ateina iš tų laikų, tai yra renesansiniai skambesiai, net kai kurios kūrinius ir atpažinau, girdėdamas, tai būtent renesansas kaip atsisukama į žmogų, tas toks šviesa. Ir prasideda, taip pat ir Europai keičiasi, nesakykime, galių centrai, kai jeigu anksčiau dominavo tas Viduržemio jūros regionas, tai jau pereina ta lyderystė į visai kitas šalis. Tai yra Didžioji Britanija, Prancūzija, Portugalija, Ispanija ir panašiai šalis, kurios yra prie jūros, kurios dalyvauja atradimuose didžiuosiuose, kurios plaukia jūrą ir iš to papildo savo iždą ir taip toliau ir panašiai. Ir aišku, Lietuvoje irgi tai yra dideli dalykai, daug kas keičiasi, ta pati valakų reforma, kad būtų produktyvesnis žemės ūkis, naujieji valdovai, kurie irgi įneša pirmiausiai per dvarą, ateina tam tikra kultūra, tiek opera, daina, šokis ateina iš kitų, iš vakarų, iš pietų, iš Italijos mus pasiekia pirmiausiai dvarą, tos naujos rovės, bet jos, žinoma, kultūra yra universali, jos neuždarysi tarp keturių sienų ir paplinta, valgymo kultūra su bona sforza ir taip toliau ir panašiai. Lietuva tampa didesniu ir svarbesniu žaidėjų prekyboje, tai yra mūsų žaliavos, naudmenos, javai ir kiti dalykai plaukia į kitus kraštus, mes prekiam, mes parduodam, mes perkam. Tai lemia keli dalykai, truputį taikos metas pasidaro, baigėsi karas su vokiečiais ir vokiečių ordinu ir taip toliau.
Na ir žinoma, bet tas metas, kai Europa sąlyginai taika, žinoma, nėra tokio amžiaus, kai nėra konfliktų. Ir dabar tuo metu pažiūrėtume Europą, kokį 20-30 turbūt konfliktų vietinių ar tarp valstybinių vyksta daugiau, mažiau. Ir mums šitas laikas irgi svarbus, nes ką mes kalbam apie tuos karus istorinius mūsų su Maskva, tai va čia va tas laikas, kai mes ir įžengiam į karus su Maskva, iš esmės, kur mano įsitikinimu jie tik tai su nedidelėm pertraukom, bet vat nuo čia ir vyksta, nuo to 16 amžiaus pradžios, tai apie 1500 metus ir prasideda. Ir aš einu tiesiai į dar siauresnį regioną, tai yra Livonija arba Livland kraštas, kuris, kaip išvertus, būtų Lyvių gyvenamas kraštas, dabartinės Estijos ir Latvijos, šiek tiek dabartinės Rusijos teritorijas apimantis regionas. Ir čia, kuo jisai svarbus, tai 16-15 amžius tai yra iš tikrųjų labai turtingas kraštas. Senasis vokiečių apgyvendintas, ten jau apie 1200-uosius, apie 1300-uosius vyksta tokie procesai, kad ordino užimama žemė, jie ten steigia miestus, ten ateina mūras, mūriniai, dideli miestai. Mes ir dabar nuvažiavę į Latviją tikrai galime matyti spūdingas pilis, kurios nuo to laiko likę. Hanzos pirklių sąjunga ten veikia ir taip toliau, prekyba ant labai svarbios upės, kur susikerta prekybiniai keliai, ir tas kraštas turtėja. Ir žinoma, kas nutinka tada, kai kraštas turtingas ir pakankamai rami situacija, tai kaip dažnai būna istorija, tiesiog parodo, tu gyveni dėl to, kad savo gerbūvį kurdamas, bet tada silpnėja tavo kariuomenė, o turtingas kraštas visada yra kažkieno tai teiginys. Ir aišku, čia atsiranda mums pažįstama, girdėta Maskva ir Maskvolė, aš taip ir vadinu Maskva, nes Rusijos jokios ten dar tuo metu nėra, tai yra Maskvos didžioji kunigaikštystė ir Maskvolė, Maskvėnai, taip yra iš tuose dokumentuose taip ir įvardėjami. Ir aišku, Livonija, 16 amžiaus vidurys, jie turtingi, jie pakankamai silpni, Maskva jau priartėja prie šitų žemių ir pareikalauja mokėti duoklę, arba kitaip karas. Na, Livonija pasirenka mokėti duoklę, bet kaip kažkada Čerčilis irgi sakė, mes galėjom pasirinkti arba karą, arba gėdą, tai pasirinkom gėdą, o vis tiek gavom ir karą. Tai taip ir būna, jeigu kažkas tau grasina karu, tai nesvarbu, kokias tu sąlygas priimsi, vis tiek karas anksčiau ir vėliau įvyks. Tai Livonija pasirinko mokėti duoklės, bet aišku, praėjo kažkiek laiko ir Maskva, įvertino, kad moki duoklę, vadinasi, nenori kariauti, vadinasi, tu ne tik turtingas, bet dar ir silpnas. Tai ir vis dėlto pasako, kad ne, jūs čia mokat duoklę, bet kažkada mums nepakankamai sumokėjot ir prasideda rytinių žemių ataka, čia pasienio konfliktai. Ir Livonija neturėdama kur dėtis, kur dingti, kreipėsi aišku į Lietuvą tokios kaip pagalbos, tiesa dar, bet kas nuo Pasvalio arba panašiai netoli 1557 metais įvyko labai svarbus įvykis, tai yra Pasvalio sutarties pasirašymas. Iki šiol įdomu, sunku net įvertinti, kodėl taip yra. Žygimantas Augustas, karalius, iš tikrųjų nebūdamas labai didelių karvedžių, didelių karių, bet surenka tam laiku milžinišką kariuomenę, tiesiog eina į Livoniją, Livonija reaguoja, jie irgi surenka kariuomenę ir jie susitinka prie Pasvalio, tarsi kažkokia kaip lyg psichologinė ataka, kad mes jūs pulsim, jeigu jūs nebūsit su mumis. Lietuva turbūt pajaučia, kad jeigu užsileis šitą kraštą Maskvai, tai tada jau iš šiaurės irgi viskas pavojus ateina, matydama tą turbūt Livonijos silpnumą, kad jie nepasipriešins Maskvai patys, tai tada sako, pasirašom sutartį. Ir sutartis pasirašoma. Dar po 10 metų Gardino sutartis pasirašoma, tai yra Livonija pasirašo su Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir Livonija iki tol buvusi praktiškai nustojo egzistuoti ir paskutinis ordino magistras Gottardas Kettleris pasirašo tą sutartį ir iš esmės šita teritorija tampa Lietuvos, net ne abiejų tautų respublikos, net ne Lenkijos karalystės, bet būtent Lietuvos valdoma teritorija. Čia taip, Latvijai to fakto truputį vengia, jiems turbūt nelabai patinka, jie save laiko, kiek teko bendrauti, tokia vis tiek, iš vokiečio ateinančią, jie buvo rimtesni, labiau išsilavinę, o čia dabar Lietuvos iš esmės provincija valdomų kraštų tampa. Bet taip yra.
ir valdyti paskiriamas pas Jonas Chodkevičius ir toliau. Čia nelysim į tas detalės, bet žodžiu, kas tada gaunasi, kad už tą teritoriją valdoma Lietuvos. O karas nesibaigė, Maskva taip pačiai atakuoja, vadinasi, jau karas tampa, kaip sako, buvo Livonijos karų, dabar jau tampa mūsų karų. Ir karas sunkus, maskvėnai atakuoja, mes nuo 15 amžiaus pabaigos ir 16 pakankamai ramiai miegoja, nestiprinė savo kariuomenę, pat Vytauto laikų nestiprinė savo pilių, neskyrė ten labai didelio dėmesio, esam pakankamai silpni ir štai dar ištinka karas su Maskva, kuri visada tai būna kažkas turtėja, o kažkas ruošiasi karui ir tu tada susiduri turtingas, bet silpna savo kariuomenę su kažkuo, kas galbūt skurdesnis, bet turi rimtą kariuomenę. Ir tai vyksta susidūrimas, jau tada atakuojamos ne Livonijos pilys, o Lietuvos pilys ir įsiveliam į karą, kurio patys neplanavom, bet kuris yra neišvengiamas. Tuo metu ir prarandamos mūsų didžiosios pilys, Smolenskas, Pskovas, Polas, kad tų teritorijų beilimasi, mums dabar sunku suvokti kažkaip tolimi miestai, kad jie galėjo būti mūsų, nes Lietuva tikrai ta Lietuvos branduolys, centras gyvybinis ir istorinis tikrai buvo ten, kur mes dabar gyvenam čia, bet mūsų įtakos zona buvo, mūsų ryšiai, santykiai ir tas bendradarbiavimas buvo gerokai toliau. Ir dar įvyksta tada, be šitų karų, dar vienas komplikuojantis veiksnys, tai miršta Žygimantas Augustas, paskutinis Jogailaičių dinastijos įpėdinis, nepalikęs vaikų, prasideda vadinamasis interregnum metas, tai yra bekaralmetis, tai nėra karalius, niekas nepaveldėjo, prasideda rinkimai, o visada rinkimai tai yra pakankamai komplikuotas, ypač tais laikais dalykas, nes reikia iš karalių kandidatūrų daug, tas pats Maskvos kunigaikštis iškelia savo kandidatūrą, nori tapti Lietuvos valdovu, yra čia net Lietuvoje ir norinčių ir remiančių jo kandidatūrą, iš esmės Maskvos kunigaikščio. Turbūt taip darant išskaičiavimą, kad jeigu mes turim priešą tokį stiprų, tai jeigu jis mūsų taps valdovu, tai mes neturėsim priešų. Žodžiu, skaičiavimai visokie, metas sunkus, laikas sunkus ir čia atsiranda, turbūt stebuklas arba taip susidėjo labai gerai aplinkybės, kad kandidatūrą savo iškelia Steponas Batoras, Transilvanijos kunigaikštis, iš Vengrijos kilęs. Ir jisai pasiskelbė savotišką, sakytume, rinkiminę kampaniją, kad pabaigsiu karą, stiprinsiu šalį, atkovosiu prarastus miestus. Skamba gerai, dar ir pažada iš savo iždo skirti didelę piniginę sumą kariuomeniai, valstybės stiprinimui. Ir pasidalyja čia tie vadinamai renkantieji tarybos, nes tiek lenkai, tiek lietuviai dalyvauja. Ne visi remia, net Lietuvoje yra įtarimas, truputį nežinomas kažkur iš toli, bet kame stiprybė šito žmogaus, kad jis atvyksta iš kariaujančios valstybės. Kariaujanti valstybė visada, kaip bebūtų, galiu sakyti, kad silpnėja, bet jinai ir savotiškai stiprėja, nes užsigrūdina. Ir atkeliavęs iš kariaujančios valstybės valdovas, kuris jau turi karų su osmanais patirtį pakankamai, jis yra karvedys, jis yra tikras karvedys, kuo, sakykime, skiriasi nuo Jogailaičių, kurie buvo, sakykime, nebuvo tie tikrieji patys kaip karvedžiai. Tai čia yra tikras karvedys, kuris supranta karybos meną, supranta tam tikrus dalykus. Suma sumarum, šitas valdovas yra išrenkamas, jis tampa mūsų valdovu ir labai nėra daug kada džiaugtis išrinkimu, nes jau reikia eiti į karą, žygiuoti į karą. Tai čia pradedama ruoštis. Tai vėlgi, tai yra labai įdomus, bet labai plati tema, į kurią mes šiandien nekeliausim, bet kaip stiprinama kariuomenė, kaip jinai renkama, iš esmės valdovas paskelbė, kad eisim į karą. Į pirmą žygį išeinama 1579 metais, tie žygiai seka 3, tada 80-aisiais, tada 81 metais. Bet įnešama į kariuomenės valdymą tokių dalykų, kurių anksčiau nebuvo, tai yra tam tikros rikiuotės, aprangos, ginkluotė kariuomenės, tokie tuo metu atrodytų modernūs dalykai, kaip surenkami, išrenkami tiltai, spausdinimo mašinos, propaganda ir panašiai, tarsi, sakykime, labai panašu būtų į dabar tie dalykai, nes net prieš išeidamas į pirmą žygį, jis tokį kaip išplatina raštą Maskvos tam kunigaikščiui, kad tu nuo pat savo tėvo laikų pažeidinėji
visas sutartis, visas diplomatijas, nieko nesilaikai, jokių susitarimų, nes 16 amžius yra tas, kai mes su Maskva turėjome labai daug susitarimų, tai visokios amžinos taikos ir panašiai, kurie labai greitai baigtis. Iš esmės susitarimų nesilaiko jokių, nei tos diplomatinio protokolų. Ir tokį pasirašo laišką, kad jį išjuokė savotiškai, tai tarsi jį supydo ir nusmukdo, bet ir savo karių ir didikų akyse įkvepia tokio pasitikėjimo. Lietuva išeina į karą. Aišku, išeina su Lenkais ir pirmas tikslas tai yra, žinoma, atsikovoti tvirtovės, bet kaip yra iš to laiko išlikę, su kokiu entuziazmu eina kariuomenės, kad net lietuviai eina atskirai savo rikiuotę, Lenkai atskirai, bet net tarsi lenktyniaujama, kurie greičiau pasieks Maskvos kunigaikštystės tas užimtas tvirtovės, kurie čia greičiau išlaisvins, kurie čia greičiau tarsi savotiškos lenktynės. Ir tos lenktynės pakankamai sėkmingai klostosi. Svarbu paminėti, kad dėl Stepono Batoro viena iš sąlygų buvo, aišku, vesti Oną Jogailaitę, tai Žygimanto Augusto sesę, čia tokia kaip sąlyga, kad tu taptum legitimus valdovas. Tiesa, būdamas toks karys, savotiškas, net sakyčiau, gal karys vienuolis, kaip tokių būna, tai nebuvo tas, kuris didelis, sakykime, ne taip kaip Jogailaičiai namams ir šeimai skirtų didelį dėmesį, jie nesusilaukė palikuonių, tikrai tas laikas jų nebuvo toks, sakykime, tas lizdas, medaus mėnuo nevyko labiau ten, taip kažkaip nėra prašyta, kad labiau net girdim tokius dalykus, kad nebuvo tas šeimos gyvenimas labai toksai glaudus. Ir Lietuva išeina į žygį, tai aišku, pirmą reikia paminėti mūsų husarus, tuos mūsų smogamąją jėgą, su ilgom ietims, šarvuotų, su tokiom plazdančiom plunksnom, ietis gali siekti 6 metrų ilgį, su kuria net toks išlikęs pasakojimas, kai viena ietim įsibėgėjęs husaras nusmeigia 6 maskolius. Tai čia galbūt kažkiek ir legenda, bet pagal husarų smogamąją jėgą įsibėgėjus ir ieties ilgį, tai teoriškai tai yra įmanoma. Ir išlikę tie piešiniai amžininkų pavyzdžiui, iš Polocko gulties, kas yra tikrai gan įdomu, detalu, mes tokį galime matyti kaip savotišką planą. Lietuvių stovykla, lietuvių rikiuotė, Lenkai, Vengrai, Vokiečiai kažkur įsitaisė. Tai yra samdinių kariuomenės, kazokai ir taip toliau kovoja mūsų pusėje, valdovas atveda. Ir kas svarbu, kad Steponas Batoras pats veda kariuomenę, nors tai yra etmonų amžius. Nuo Vytauto laikų mes esame pripratę, kad didysis kunigaikštis yra tas didysis karvedys ir veda kariuomenę į mūšį. Tai taip yra etmonų amžius, etmonų laikas, kai didikai ir tokios pareigybės kaip didieji etmonai, jie yra karo vadai. Bet čia ir valdovas pats veda. Tai iš esmės ypatingo tokio įkvepiantis, sakom, lyderystė, bet ir įkvėpimo kariuomenį. Ir taip yra ten rašoma, valdovas žygiuoja kartu su mumis. Iš tikrųjų, optimizmas ir viltis. Tai Polockas atkovojimas, čia matom kažkokias ir taktinės vingrybės, ten aptvarus, bombardas, nes tikrai ir dalykai, kaip sakiau, naujai įvedami į karinę doktriną. Bet aišku, Polocko irgi momentas įdomus, nes čia įsižiūrėjus matome tokie dalykai, kad apsiausty esantys, tie maskoliai kažkaip ne tik kovoja, bet ten ir kažkokiais dalykais užsiminėja, neesminiais. Tai vis dėlto jo, vis tiek įdomus. Ir dar vienas Polocko tvirtinimo gultis ir puolimas, tai yra reižinys, kuris buvo nupieštas panašu, tai manoma stovykloje, o paskui jau ant sakant, išraižytas bronzoje, o paskui perpieštas. Tiek apie Polocką. Tai karai, aišku, sunkus, bet keli momentai mus pasiekia iš to laiko. Tokie kaip, pavyzdžiui, irgi labai įdomus, apie kurios, nežinau, mažai kalbam, kažkodėl nežinom tų dalykų. Tikrai gal, kaip minėjot, kad mažai pas mus peršviečiama, pavyzdžiui, Radvilos Perkūno žygis, kuris ten su kelių tūkstančių raitelių
grupe, atsiplėšęs nuo pagrindinių pajėgų, tiesiog siaubia Maskvą, bet tą kunigaikštystę, bet ne tai, kad ten ima miestus, bet jie tokį daro kaip žaibo karą, supa, priartėja net prie Maskvos, bet beveik nesustoja, neima miestų, jie savotiškai trikdo maskvienams eiti į pagalbą savo pajėgom, paremti tas mūsų atakuojamas tvirtovės. Ir tokį trukdo ir tą logistiką, kažkokią čia įneša nerimo, psichologinis toksai momentas, kažkaip kaip prašoma, ten eina kažkoks tai žygis, neaišku kur jie, o kur dabar, vakar buvo ten, šiandien jau čia, kažkokios nuogirdos gandai, atrodo, kad ten 100-tūkstantinė kariuomenė žengia. Ir iš tikrųjų tokį dalyką padarom ir paskui jis eina net į Europos istoriją, nes iš pirmų didelių reidų, paskui ne kartą tai bus atkartota, bet mes tą padarom. Tai ir paskui grįžęs į tą patį Polocko, į Pskovo apsuptį, pasitinkama su didžiausia pagarba, tėvas nusima kepurę, tai yra tas išlikęs pasakojimas, laukia ir visi tyloj pasitinka sugrįžus į šitą karvedį. Tai tokie dalykai vyksta, bet karas, aš gal savo kartėsiu prie, aišku, atsiimamos tam tikros pavyksta atsimti nors ir ne viską, tos Velikio Lukus, didžiuosius Lukus, Pskovą, 30-40 turbūt tvirtovių. Iš esmės sėkmingai vystosi karas, bet labai įdomus momentas, kad ilgoj apsiausty laikoma būtent Pskovą, na, taip įdomiai, šiaip ta lietuvių lenkų kariuomenė nėra labai tinkama apsiaustims kariuomenės. Mes puikūs atvira mūšio lauke, o maskvienai vengia, mes mūsų puikūs raiteliai, mes turim geras rikiuotės, mes puikią taktiką turim, bet kai reikia imti tvirtovės, tai mes ten truputį turim sunkiau. O metų laikas irgi sudėtingas, tai yra žiemos, pavasario, bet tiesa pasižiūrėjau dar 1582 metai, kokie galėjo būti orai, tai nėra labai aiškus tokio prašymo. Kovo 6 tai buvo šeštadienis, panašu, tikrai išlikus, toks šiaip įdomesnis gal momentas. Bet tuo metu, tai yra 16 amžiuje dar vienas dalykas, kad yra mažasis ledynmetis, kai tas laikas, kai truputį šalčiau negu dabar, jo jis truko nuo maždaug 14 amžiaus iki 19 vidurio, vadinamasis mažasis ledynmetis, kai temperatūra tik tai apie pusę laipsnio atšalo, bet to užteko, kad labai sumaišytų kortas tiek dėl derliaus, prasti derliai, tai reiškia prasta mityba, dar karai, tai maras plinta, badmečiai ir taip toliau ir panašiai. Bet net yra žemėlapio, aš tiesiog šiandien jų neįdėjau, bet kai rytinė Baltijos jūros pakrantė, ten mes dabar važiuojam į Palangą ir panašiai yra apšalus, Suomijos įlanka užšalus, tai reiškia, kad kariuomenės gali net ir ten keltis ir panašiai. Tai toks dalykas, tai turbūt, kad žiema kovo 6 galėjo būti šaltesnė diena negu dabar čia šiandien pas mus. Bet gerokai šaltesnė. Gal ir gerokai net šaltesnė. Tai iš tikrųjų tos tvirtovių apsuptys yra sudėtingos, jos varginančios abipusės, lietuviai pagrindai yra raiteliai, ne pėstininkai, raiteliai neima tvirtovių. Bet jau kai atrodo, kad artėja Pskovo pasidavimas, kai būna įsikiša trečia šalis ir pasprendžia, tai čia įsikišo Vatikanas, popiežiaus pasiuntiniai, jau atrodo, kai mes galim žinti, ir įsikiša ir pasako, baigiam karą, uždarom šitą dalyką, sėskim prie derybų stalo. Kažkas girdėto, sakau, labai dažnai, kaip mūsų laikais, uždaro tą klausimą ir Lietuva pereina į sutarties pasirašymą su Maskva. Nežinau, ar jis yra sėkmingas. Iš esmės taip mums sėkmingas, mes daug pilių atkovojom ir panašiai, bet net toj sutarty taip apibrėžta, sutartis vadinasi Jam Zapolės, tokia sutartis, tai kad net tą, ką buvom užėmę, net ir tą, ką turim atiduoti. Taip labai keistai. Kažkas tarpininkauja. Bet tos derybos, kaip trečia šalis tarpininkauja tarp dviejų šalių. Kažkam sėkmingai gaunasi, kažkam tai gal mažiau sėkmingai, gal teisingai, gal neteisingai, bet čia jau yra istorija. Ir kas tada, tai mes jau čia priartėjom prie to momento, kurį norėjau vis dėlto kontekstą pabrėžti. Kaip Steponas Batoras grįžta 81 metais, 1581 metais į Lietuvą, iš esmės triumfuodamas. Valdovas, kuris laimėjo karą, 3 metus trukusius 3 žygius, visus pergalingai,
triumfuodamas, tai ką pažadėjo, tą įgyvendino, ištesėjo, jis laimėjo karą, grįžta į Vilnių ir pradeda čia planuoti savo jau vizitą, kelionę į Rygą. Čia jau priartėjom prie mūsų temos, tai yra jau vis arčiau, tiesa, čia prie Pskovo vaizduojami valdovas Steponas Batoras, čia šliaužiančiais Maskvėną jam ištikimybę prisiekė. Ir dabar vizitas iš Vilniaus į Rygą. Čia yra esminis mums dalykas, ką mes žinom. Tai yra tas metas, kai valdovas atvyksta į Kupiškį. Dokumentas, iš kurio tai žinom, jis nėra išlikęs, yra tik tai perrašytas savo laiku, užfiksuotas XIX amžiui, bet jo tekstas yra išlikęs. Iš esmės tai yra tokio kunigaikščio Jano Petrukovskio iš Lenkų susirašinėjimas, kur jisai aprašo, kaip jisai keliavo, tiksliau, kaip valdovas pasiekė Rygą ir kaip jisai pats atvyko į Rygą. Jis atvyksta truputį anksčiau, bet tai yra nuo kovo 2 iki kovo 12 dienos tų metų. Tai yra kovo 18 dienos laiškas, vadinasi truputį vėlesnis. Ir jisai rašo tokiam Rygos karūnos didžiajam maršalkai Andžejui Opalinskiui, išvardinamas, kad karaliaus kelionė vyksta tokiu maršrutu. Kovo 2 dieną išvykimas iš Vilniaus. Toliau Riešė, toliau Giedraičiai, Balninkai, Anykščiai, Kupiškis, Pasvalys, Saločiai, Bauska, Jakimoža, Dalė, Musa ir kovo 12 valdovas atvyksta į Rygą. Tai, kurio dabar aprašyta, tas dalykas, tas dokumentas nurašytas ir sudėtas, tai yra tokie vadinamieji itinerariumai, tai yra valdovų kelionių, tokie kaip kalendoriai, galima sakyti taip, dienos, kur, kada valdovas buvo. Tikrai labai įdomus net ir šiem laikam tokie dokumentai pasiskaityti, nes pamatėm, kiek daug valdovai keliavo, yra ir Vytauto sudėtas toks metai, mėnesiai ir dienos, kurioje vietoje jis tuo metu buvo. Tikrai niekas šiais laikais tiek nekeliauja, beveik neįmanoma. Įvardink, kur pasiskaityti. Tai jo, itinerariumai, kaip sakau, Vytauto itinerariumas tai ir internete įkeltas, tik tai lenkiškai, lenkų kalba. Taip kažkaip mes nesam išsileidę lietuviškai, arba bent jau išsivertę, bet tokie dalykai yra išlikę. Jo, valdovų rūmai turi, valdovų rūmose turimam itinerariume ir yra šitas Stepono Batoro kelionės užfiksavimas. Taigi, tai dabar truputėlį ant vieno tiksliausių savo laiko Europos žemėlapių pabandžiau sudėti tuos taškus nuo Vilniaus, kiek matosi, koks buvo kelias, tai aišku Giedraičiai, čia būtų Anykščiai, Kupiškis, Pasvalys, Saločiai ir taip toliau. Bauska ir taip toliau, tai ten jau dabartinės Latvijos teritorija. Iš esmės įdomus dalykai, dar su kolega diskutavom, kad tai yra kelias, tikrai nereikia ieškoti tikslumo, bet daugmaž bent, kad linija matytųsi, kaip to veda. Mes ir dabar galim tuo keliu nuvažiuoti ir tai yra tikrai senas kelias, tai yra bent dalis jo aprašoma ir dar Gedimino laikais, tam prekybiniam susitarime su Vokiečių ordinu esančiu to Livonijai dabartiniai, tuometiniai. Tai senas prekybos kelias, svarbus. Ir Kupiškis yra ant tokio kelio, ant to senojo. Tai reiškia, kad tau padiktuoja pats poreikis, kad turėtum infrastruktūrą, kad turėtum, aišku, yra ir valdytojas senumas. Labai įdomu, kad tuo metu mūsų kalbamų laikotarpių Kupiškį valdo toks Mikalojus Naruševičius. Nežinau, turbūt jums geriau šitą savo istoriją krašto žinot, bet yra bajoras, kuris
dalyvavo tam Livonijos kare su pačiu valdovu Steponu Batoru, o jo tėvas, irgi Mikalojus Jonas Naruševičius, taip pat Kupiškio seniūnas, valdytojas, dalyvavo kaip delegatas toj pačioj pasirašant į Livoniją, pasirašant kaip liudininkas ir Pasvalio sutartį. Tokie Kupiškio valdyti, čia labai įdomus momentas. Tikrai garbingi vyrai valdo, administruoja Kupiškį, rimti kariai, rimti ir diplomatai, artimi valdovo rato žmonės. Tai, aišku, nekalbant apie vėlesnius Kupiškio seniūnus, tokius kaip Vodin Gosevskis ar panašiai, kurie labai rimti kariai. Tai va, tai dabar apie vietą, žinau, kad turbūt domintų jūs, kad praplėščiau, kaip nakvojo, kaip čia viskas vyko ir panašiai, kur nakvojo, kokia buvo palyda. Negaliu atsakyti šitą klausimą, nes nėra tokių duomenų. Ir turbūt šiaip stebuklas, kad išliko iš vis aprašymas toks ir tas momentas, mums žinojimas, kad valdovas buvo čia. Nes ne visos valdovų kelionės buvo aprašomos, jis išliko kažkokiam dviejų Lenkijos ponų susirašinėjime, kurie rašo apie savo kasdienybę, kaip jis atvyko, jis ten rašo daugiau, kad ten sunku nesisekė kelionėje, ten su naktynėm, ten nepatogu, visur užimta rašė, turbūt visi keliauja į tą Rygą, toks buvo momentas. Bet tas laiškas net ir pats neišlikęs, bet tik jo nuorašas, bet vis dėlto išliko ir mes galim sužinoti, kad valdovas Kupiškyje buvo. Bet ką mes galim bent, čia šiek tiek kaip dabar, jeigu taip tiesiog su Google Maps uždėt, kaip tai atrodo ta linija, paimant tos miestus, vėlgi kelias galėjo keistis, nors kai kur yra išlikę, pavyzdžiui, tam pačiam Anykščiuose yra Vilniaus kelias, ar ne toks ir yra, jis net atveda ne taip, kaip mes dabar įprastai atvažiuojame į Anykščius, bet nuo Vilniaus į Anykščius, tai yra svarbus keliai, seni, prekybiniai. Kupiškis irgi rimtas, su 4 karčiamom, ten seniūno pastatų, bažnyčiai ir panašiai. Tai vis dėlto reikia turėti omeny, kad paties valdovo kelionė gali būti ir labai paprasta. Jis keliauja kaip paprastas, sakykime, žygūnas ar kažkoks žinios pernešėjas. Juda su palyda, nakvoja, tiek gali seniūno name apsinakvoti dvare, bet gali būti, kaip pavyzdžiui, merkiniai, tai net ne dvare mirė karalius Vladislovas Vaza, o seniūno name įsikūrė ten, kur buvo. Bet yra faktų, kad ir karčiamoji įsikūrė, visaip galėjo būti. Tai dėl to mes apie Kupiškį nežinom to, bet kas yra svarbu, vis tiek tai yra triumfuojančio valdovo žygis. Tai yra nekasdienė kelionė. Ir iš senų laikų, nuo viduramžių yra žinomas tas valdovo atvykimas į miestą, Adventus Regis, angliškai būtų Royal Entry, karališkas atvykimas, įžengimas, kai valdovas yra pasitinkamas, tai tikrai yra faktas, tas aprašytas, kad Rygojais tai pasitinkamas. Rygojais buvo pasitiktas prie vartų, įteiktas raktas, apdovanotas, čia būtent po šitos kelionės, bet kaip į Kupiškį, kaip jūsų protėviai jį pasitiko, tai negaliu atsakyti. Bet vis dėlto ta palyda tikrai buvo ir pats žygis ir delegacija ne kasdienė. Yra išlikęs už tai su karalium vykstančios delegacijos aprašymas. Tai yra bent jau tie, kurie Rygoj susitiko buvo prie valdovo. Tai ar jie visi vyko kartu su valdovu ar bent dalis, bet jeigu bent dalis, tai yra įspūdingai iš tikrųjų. Nes tai yra Lenkų karūnos etmonas Janas Zamoiskis, Vilniaus vyskupas karaliaus vietininkas Livonijoje Jurgis Radvila, Žemaičių vyskupas Merkelis Giedraitis, vienas iš statuto autorių ir Vilniaus universiteto steigimo signataro Ostapas Valavičius, tas pats prižiūrėjęs Valakų reformos kūrimąsi, Lenkų karo vadas Samuelis Borovskis, lietuvių didysis maršalkas Mikalojus Kristupas Radvila, našlaitėlis, Naklo miesto kaštelionas Stefanas Grudzinskis, Žemaitijos kaštelionas ir Liublino unijos signataras Mikalojus Tolvaiša, Minsko seniūnas Janas Glegovičius. Ir tikėtina, kad
bent dalis šitų garbių ponų keliavo tuo pačiu keliu, atkeliavo į Rygą. Pats Steponas Batoras, čia dar šiek tiek iš Europos, kaip atrodo tokie užfiksuoti tie įžengimai, jie tikrai yra teatralizuoti. Mūsų, pavyzdžiui, pasiekė jau vėlesnio valdovo Zigmanto Vazos pasitikimas jam įžengus į Vilnių. Irgi. Tai Vilniuje išleistas sveikinimas, jis dabar yra Anglijoje, kolekcijoje, bet ir tekstas lietuvių kalba, bet šiek tiek galbūt tiesiog pacituosiu čia įdomumui, kad daugiau sužinotume šiandien ne tik apie Kupiškį, bet ir apie tą laiką. Tai Gratulationes, parašytas Vilniaus akademijos bendruomenės buvo ir skirtas 1589 metais Vilniuje viešėjusiam valdovui karaliui Žygimantui Vazai. Ne tik eilėraščiai buvo surašyti, bet ir iškilmių scenarijus, kuriame išsamiai aprašome, kokia turi būti triumfo arkos, kurios turi stovėti, kaip žmonės persirengia angelais, vaikais, buvusiais valdovais, Jogailaičiais, Vytautu ir panašiai, kur stovi Gedimino stulpai, Žemaitijos meška, LDK bajorų atvaizdai sustatyti. Iš esmės yra visas teatras spektaklis. Vilniuje buvo nustatyta iškilmingų eitynių maršrutas net. Tai yra dalyviai susirinko Švento Stepono bažnyčią, čia netoli būtų dabartinės autobusų stoties. Eisena prasidėjo prie Rūdninkų vartų, baigėsi prie pagrindinio įėjimo Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmus. Pasveikinimo ceremonija labai įmantri, karalių pasitiko pastatyta triumfo arka su 4 bokštais, papuošta Jogailaičių valdovų portretais, alegoriniais paveikslais. O kai karalius artėjo prie arkos, jį pasitiko 4 jėzuitų akademijos studentai, nusileidę iš bokštų, apsirengę kaip angelai. Jie simbolizavo Lietuvą, religiją, meną ir mokslą bei Vilnių. Pagrindinė ceremonijos dalis jau vyko rūmuose, prasidėjo nuo 6 studentų sveikinančių karalių trumpomis iškalbomis apie jo šlovingus protėvius. Kiekvienam Jogailaičių dinastijos nariui buvo parašytos epigramos, ten ir graikų, ir romėnų mitai ir taip toliau ir panašiai, persifikuojantis religiją, dorybę, gamtą, likimą, gandus ir šlovę. Ir atvykęs karalius buvo pasveikintas ir lietuvių kalba, kas yra labai svarbu, nes pats lietuviškai nemokė. Tai toks dalykas tiesiog bendrai apie tą karaliaus įžengimą, kaip tam metui tai yra svarbu ir aktualu, tai vis dėlto ne kasdienis įvykis. Šiaip jau Steponas Batoras ir vėlesni valdovai nebuvo tie, kur iš vis dažnai keliavo per Lietuvą, per dabartinę, jau jie daugiau reziduojantis dabartiniai Lenkijoje. Ir jeigu ne tas karas ir pergalingas karas ir vykimas į Rygą, galima būtų suabejoti, ar iš vis valdovas būtų į čia atvykęs. Kaip tą vietą paveikia valdovo atvykimas? Tai aišku, kad paveikia. Tai yra vis tiek susiruošimas. Seniūnas yra įprastai informuojamas, kad valdovas atvyks, jis turi pasiruošti. Kartu keliauja virtuvė, dvaras, sargyba, panašiai. Jie tikriausiai nakvoja ne vienoje vietoje, kažkur išsidėstę kitur. Žmonės ar paprasti kažkaip reaguoja, ar jie kažkaip nusiteikia, ar pasitinka. Aišku, kad tą vietą tai paveikia gandrai, garsai nueina, tai yra matoma, vizualiai, girdima. Nes mus pasiekė dar iš ankstesnių laikų, pavyzdžiui, nuo Vytauto laikų likę, kad ten dabartinės Ukrainos žemėse, kad vykdavo lietuviai, tai sakydavo, mes čia kokią 100 metų nuo Vytauto mirties, sakydavo, mes labai gerbėm Vytautą. Iš esmės užtekdavo lietuvių valdovo atvykstant kartą per 100 metų ir dar gandas apie tą valdovą galėjo būti gyvas. Na ir čia jau visai artėjau prie pabaigos. Deja, Steponas Batoras gyvena neilgai, miršta gan jaunas, būdamas 53 metų. Bet apie šitą jo žygį labai susilaukė dėmesio ir įamžinimo tiek poetų, rašytojų tarpe. Lenkijoje išėjo Danieliaus Hermano poema Maskvietiškoji Steponėada, Samuelio Volfo populinis Stepono pirmojo Lenkijos karaliaus Lietuvos didžiojo kunigaikščio valdovo žygis prieš Maskvos didįjį kunigaikštį, įvairiom kalbom ir taip toliau ir panašiai. Žinoma, Radviliada,
apie Radvilų giminės žygius. Ir toks vienas kūrinys Žygis prieš Maskvą, kurį parašė Pranciškus Gradauskas, ir ten yra tokios eilutės apie būtent reagavimas į maskvėnus, kur yra taip skamba: šitaip jūs įžūliais savimi ėmėt kliautis maskvėnai, kad nebaudžiami mūsų žemės tikėjotės niokoti, ir kad lietuviai jums niekada nebandys pasipriešinti, manėte mes nuolankiai jūsų jėgą ir jūsų galybę kęsime. Ir valdovas miršta, kaip minėjau, pakankamai anksti. Yra tik tai spėliojama, kaip būtų viskas klostęs, jeigu jis būtų gyvas. Manoma, kad tikrai Lietuvos likimas ir raida galėjo būti kitokia. Tai buvo sėkmingas, lietuviam palankus, lietuvių gerbtas valdovas ir lietuviai daug nusipelnęs. Turbūt didžiausią galim įvardinti po kelių savaičių būsiančią sukaktį, tai balandžio 1 dieną, kai buvo įsteigta Jėzuitų akademija, Vilniaus akademija, tapusi Vilniaus universitetu. Tai yra būtent valdovas grįžęs po pirmo žygio patvirtina steigimą šitos akademijos. Iš esmės, pas mus laikomas Vilniaus universiteto steigėjų. Na ir jau kalbant apie patį įamžinimą, tokių dalykų, aišku, būna įvairius, bet manau, kad svarbiausia, kad tos istorijos senosios ir tai, ką mes sužinom, kad mus pačius įkvėptų ieškoti ir domėtis istoriją ir tai laikyti savo istoriją, nes tie pačiam lietuviam panašu, kad valdovas Steponas Batoras buvo mūsų valdovas. Mes dalyvavom šituose mūšiuose, mes dalyvavom ne tik su lenkais, bet ir atskirai. Mes laikom save lietuviais, tai įvardinta lietuviai ir atskira, kad kartais pagalvom, kad viskas valstybės apsijungia ir mes tarsi kažkaip tai ištirpom ir ta istorija nebe mūsų, tikrai tokia 100 metų tokios nežinomybės iki 1918 vasario 16. Tai ne visai. Aš manau, kad pirmiausia daug ką mes turėtume reabilituoti, bet ta reabilitacija tiesiog daugiau žinoti, nes tai yra mūsų valdovai irgi save laikė ir šito krašto tokiais kaip, sakykim, ir šeimininkais ir atsakingais už kraštą. Mes juos vadinom valdovais, karaliais, ta tradicija išlikus, apie karalių net mūsų pasakose, karaliais įvardino, mes kartais lyg ir vengiam sakyti karalius, bet visų pirma, valdovas tai yra karalius. Ir visai pabaigai norėčiau pacituoti to paties Pranciškaus Gradausko 1582 metais parašytos poemos Žygį prieš Maskvą eilutes, tarsi tokį įamžinimą ir valdovo, ir to sėkmingo žygio, nusakantį patį karą, tai tuos ir daugel kitų dalykų mes apsakysim. Kaip prie Nemuno, saulės pavėsyje leisime laiką. Tuomet ir Stepono triumfas ir pergalės karo, Febui įkvėpus, plačiau apdainuoti galėsime viską. Ir Livonija, be paliovos kamuota nelaimių, jau laisva karaliaus mūsų skeptrui paklūsta. O Maskvėnas toli, jis kitų žemę nublokštas, mokosi šliaužti žemę ir uodegą savo pabrūkti. Taip likimas ant sparnų vis kryptį pakeičia. Tai poeto tarsi dar kartą įprasminta, aktualizuota šitą atmintis, karas, kuris pasiekė mus. Na, o pačių formų turbūt, kaip su tuo, kaip dabar su tuo gyventi, kaip įprasminti, ar daryti kažką su tuo valdovo vizitu į Kupiškį, minėti, neminėti, gal tai nieko nereiškia, gal čia jau paliksiu tada diskusiją arba jūsų klausimams, nieko nenoriu siūlyti, bet tokie dalykai yra minimi pasaulyje, Europoje. Tai tiesiog noriu turbūt kupiškėnus, bendruomenę, svečius ir jūs visus pasveikinti čia, kad galim susirinkti, paminėti, prisiminti istorinį įvykį, kai 1582 metais, kovo 6 dieną, valdovas, karalius Steponas Batoras po pergalingo žygio triumfuodamas su didelė palyda kupiškėnų džiaugsmui ir laimiai, pro čia žygiavo ir įžengė į Kupiškį, nuėjo toliau, gal pro čia ir grįžo, mes tikrai nežinom, mes galim ir pasibėlioti truputėlį, bet kovo 6 dieną jis buvo čia. O kur užfiksuota ta data?
Tai aš tada pabaigsiu, ačiū už jūsų dėmesį ir tada pabandysiu atsakyti šitą klausimą. Tai yra, čia kaip su tais itinerariumais yra, kur minėjau, tai jis nėra istorinis šaltinis, jis nuveda į kažką, tai jis nuveda į tą laiško savalaikio, to meto laiko laišką, kur tas Janas Paturkovskis, Lenkų didikas, rašo kitam, aprašydamas savo atvykimą į Rygą, kuris jau ten laukė karaliaus, bet jau paprašo, nes kovo 18 dienos yra laiškas, tai jau ir karalius atvykęs, jis jau rašo apie tai, kas yra įvykę. Ir jis aprašo, kaip karalius keliauja į Rygą, kokiu maršrutu. Ten yra parašytos dienos. Pats tas laiškas, kaip minėjau, nėra išlikęs, yra išlikęs jo nuorašas, vėlesnis, bet istorijoje tai mes deja turim tokius dalykus. Kažkas pasikėlė tą dokumentą, laišką, raštą, jį perrašė, bet istorijų negandose, karai, suirutės ir visa kita, pats pirminis laiškas išnyko. Tai ačiū. Bet šitas nuorašas, kaip jums atrodo, kelia kokių nors abejonių, ar vis dėlto nėra pagrindo jo abejos? Yra mokslininkų sudarytam itinerariume įdėtas, tai jeigu mokslininkam nekilo abejonės, kas už toks, kad man kiltų. Taigi, nu tai kągi, vieni kitus galime pasveikinti su karališka diena. Gerbiamas Jonas, bet čia dar kyla keletas klausimų. Pasiruošęs atsakyti pagal kompetenciją. Pirmas klausimas būtų toks. Sakykit, pagal to metų tradiciją, kada valdovas keliauja su savo kanceliarija, palyda, turi savo antspaudą, ko gero, taip. Ar galima laikyti, kad tą dieną, būdamas čia, jis savotišku būdu perkelia ir sostinę LDK į Kupiškį? Skambus pareiškimas. Ambicija gera. Yra toks dalykas, vis dėlto sostinė išlieka ten, kur jinai yra. Bet valdovo dvaras, kanceliarija tikrai yra keliaujanti. Aš tekę man girdėti tokį, sakykime, pagarsinimą, kad tai yra ir sostinė. Tiesiog, kaip minėjau, valdovas yra keliaujantis, valdovos valstybė valdoma keliaujant. Tai yra, tu šiek tiek yra ir vaikšto raštai, bet atvyksti į kiekvieną vietą ir, sakykime, savo atvykimu irgi savotiškai įtvirtini valdžią. Tu pasirodai, priimi kažkokius sprendimus, išklausai, raštus patvirtini, nes labai nemažai mes tokių ir žinom apie kitus miestus, tą istoriją, kaip ten kada valdovas buvo, tai būtent dėl to, kad kažkoks raštas buvo pasirašytas ten, tada ir tada. Ten Merkiniai Jogaila pasirašė Magdeburgo teisę Vilniui, Birštone Kaunui, Kazimieras Jogailaitis Anykščiuose pasirašo dokumentus ir panašiai. Tai žinoma, kaip valdovo atrodo ta, sakykime, infrastruktūra, jinai galėtų priminti, jinai iš esmės yra valdovo dvaras, raštininkai, nes rašte parašoma, kas patvirtino, kas liudijo raštą ir taip toliau ir panašiai. Tai, bet iš esmės tai reikėtų vadinti valdovo dvaru, valdovo kanceliarija. Čia aš kartais pasvajodavau, kad iš esmės kaip tokioj nedideliai, sakykime, teritorijoje valstybėje, kai Lietuva, tai ir dabar galėtų būti keliaujantis dvaras. Pavyzdžiui, prezidentas jis perkeltų savo kanceliariją, pavyzdžiui, savaitę į kokį nors miestą. Kaip įdomu būtų, ar ne? Atrodo, visas miestas tokių gyventų prezidento kanceliarijas šiandien dirba čia. Išklausytų mūsų nuomonę, priimtų, bet turbūt nesostinė. Kažkoks bandymas panašus buvo, ar ne? Prisimenu prezidento vizitą, ne? Ir kitas klausimas, dabar buitinis ir techninis. Jūs minėjote apie mažąjį ledynmetį. Ar gali būti, kad karaliaus dvaras, visas tas dvaras ir palyda keliavo rogėmis? Turbūt nėra žiemą geresnio būdo keliauti kaip užšalusią upę, iš esmės yra greitkelis. Mes esam tai pamiršę, kaip pamiršę, mes to tiesiog nenaudojam. Dabar mums yra upė kažkokia riba, bet nėra geresnio kelio už užšalusią upę. Tu tiesiog gali varyti, pavyzdžiui, Nemunu
Joks sausumos kelias nėra toks geras. Kokia čia upė būtų tokia didesnė arčiausiai Kupiškio? Nebuvo, bet Šventoji netoliese. Jo, tai žiemą upė yra galimybė, o ne ribos. Nes galvojant apie tą laiką, 5 diena Anykščiai ir 6 diena jau Kupiškis, turint galvoje visą apimtį keliautojų. Sakykime, tai kodėl, galim paspėlioti, bet čia bus spėlionės, kodėl Kupiškis pasirinktas. Turi būti keli dalykai. Pirmiausia, atstumas. Tai jau kokiam 14 amžiui matosi, kad Valdovo pilys, dvarai, tuo metu pilys, paskui dvarai yra tokiais atstumais, kaip vienos dienos kelias, kur valdovas apsistojo. Pagal tai net tam pačiam itinerariume gali išvelgti tokius dalykus. Iš esmės tai yra apie 10 mylių atstumas, 10 plius, tai yra apie 30-40 km ir panašiai. Tiek, kiek tu gali per vieną dieną nukeliauti, nepatirdamas kažkokio didelio sunkumo, tai Anykščiai yra, bet dar pasižiūrėjom, už 50 km nuo Kupiškio ar ne panašiai, Pasvalys, sekanti jo buvimo vieta apie 50 km. Tai yra tas kelias, kurį valdovas be kažkokių didelių sunkumų gali per vieną dieną, valdovas, bet žygeivis gali per vieną dieną įveikti. Ar tai yra pasirinkimas, kad būtent sąmoningai atvykti į Kupiškį dėl kažkokios priežasties, sakykime, kad čia yra kažkoks savas seniūnas, ar tai yra karališkas dvaras, Kupiškis yra karališkas dvaras, tai yra valdovas pasirenka čia atvykti. Čia yra vietininkas, kuris yra informuojamas, kad valdovas atvyks, jis turi jį priimti. Tai yra to meto valstybėje tokia tradicija. Dabar spėlioti, kad čia buvo kažkokia labai patogi vieta įsikurti, labai tinkama, kad visai delegacija ir panašiai. Kažkiek tokiuose kelionėse tikrai galima išvelgti, kad, pavyzdžiui, su tikslu atvykstama ne tik atkeliaujant, nes ne visada valdovo maršrutas veda taip tiesiai ir panašiai. Gali būti paimamos kitos vietos, kai tu turi tikslą daugiau apkeliauti, bet Kupiškis, mes žiūrėjom, vis labai gražiai gaunasi ant to kelio, čia senam žemėlapį rodau, ir atstumai susidėlioti, yra vienos dienos atstumai, kaip Kupiškis ant kelio, bet čia yra kitas įdomumas, kad Kupiškis yra ant šito kelio, o kelias tai panašus senas. Nes dar Gedimino laiške yra parašyta, kad ten nuo Vilniaus kelias į Livoniją veda per Giedraičius, Balninkus, tai net dalis šitų vietų, kurios čia yra, tai jos irgi paminėtų. Kupiškio dvaras buvo ne čia, kur Kupiškis, jis buvo pajuoda. Taip, čia, bet tai neturi esmės. Vėl, kaip sakiau, nebūtinai valdovas dvare apsistoja, yra tokių pavyzdžių, kai jis to paties seniūno name gali apsistoti, nes dvaras, nors seniūno namo gali būti kitoj vietoj, tai yra ir Karševoje tų vietų, kur apsistoti gali būti kelių. Noriu paklausti apie valdovo Batistato